Jėzus sako, pirmiau negu Abraomas gimė, aš esu. Jeigu gerai suvoktume savo patyrimu, į ką nukreipia šie žodžiai ir ką jie reiškia, tikrai suprastume tikrąją religijos prasme ir kas yra tikroji religija. Įgautume raktus atrakinti kiekvieną jų. Šiame pasakojime Jėzus kalbasi su rašto aiškintojais, kurie su juo ginčijasi per protą. Jėzus jiem atsako, jūs nepažįstate tėvo, o aš jį pažįstu. Tačiau jie tęsia ginčus. Ir iš tikrųjų taip yra. Mums reikia ypatingos malonės ištrūkti iš šio proto narvelio. Protas laiko kalėjime mūsų dvasią. Tai yra liga, kuri neleidžia matyti tikrovės. Pažinti save yra pažinti tikrovę, matyti skaidriai. Tad ligšioliai kalbamės įvairiomis sąvokomis ir sakau, pažinkime save, pažinkime save. Tačiau ko konkrečiai turėtume ieškoti, kaip užduoti teisingą klausimą, kaip pradėti mūsų kelionę. Ir šiame pasakojime, šiuose Jėzaus ištartuose žodžiuose galime atrasti tinkamą nukreipimą. Jam rašto aiškintojai sako, tau nėra nei 50 metų, kaip tu gali būti pažinęs tai, pažinęs Abraomą. Ir Jėzus sako, dar prieš Abraomui gimstant aš esu. Jisai išreiškia tai ne asmeniškai. Reiškia tai, kas yra Kristus, nėra amžius. Jis nesako, aš gimiau ten ir ten, man tiek ir tiek metų. Visa tai yra laikina, yra kažkas daugiau, tveriančio anapus laiko. Jisai nesako, mano asmenybė tokia ir tokia, man patinka ar nepatinka tas, mano nuomonė tokia ar anokia, aš jaučiu tai, mąstau anai. Anapus visų šių išraiškų yra sąmonės platybė, sąmonės vaiskuma. Tad tai, ko mes ieškome, nėra laike. Turime atrasti savyje tą dalį, kuri niekuomet nekinta. Paanalizuokime, pažvelkime į save ir pastebėkime. Šis kūnas nuolatos kinta. Jis junta vienokius jausmus, skausmą ar lengvumą ir kitą akimirką jis pasikeičia, jaučia kitus dalykus. Skausmą kitoje vietoje galbūt. Šis kūnas buvo vaikas, jis užauga, pasensta ir numiršta. Tačiau kas yra regėtoje? Reginti šį nuolatinį pokytį. Yra viena dalis mumyse, kuri nešališkai regi šio gyvenimo tėkmę, lyg upę. Tad ar mes galime pasikliauti savo kūnu?
ir manyti, kad jis yra tikras. Visi šie pojūčiai praeina, tačiau regėtoje amžinai lieka ta pati. Pažvelkime giliai į save ir tai pastebėkime. Kiekvieną akimirką į mūsų sąmonės erdvę patenka daugybė įspūdžių, garsai, vaizdai, tai ką užuodžiame, lytėjimas, bet taip pat ir mąstymas, mintys, taip pat ir vaizduotė, įvairūs vaizdiniai, prisiminimai. Taip pat būsenos ir atsiminimai ir asmenybė. Tačiau visa tai kinta laike. Pastebėkime to tuščią prigimtį. Aš šiame kanale vis sakau, turime įžvelgti visą ko tuščią prigimtį. Ši įžvalga atsiranda gyvų patyrimu, kuomet kontempliuojame nemarųjį aš esu. Tuomet visi šie įspūdžiai, kurie pasiekia mus, kurie atsiranda savaime, išsireiškia esybės erdvėje, ateina ir praeina. Ir nėra jiems kur užsibūti. Mes tapome dangumi, pažinę save kaip nemarę regėtoją. Tad šiem įspūdžiam nėra kur užstrigti. Jie ateina ir praeina be jokios interpretacijos. Mes suvokiame jų prasmę, tačiau į tai neįsikabiname. Iš tikrųjų, patirti pasaulį yra normalu. Skamba keistai, tai ką sakau. Tačiau daugelis turime tokią idėją, kad kaip dvasinio žmogaus gyvenimas turėtų būti pasitraukti iš pasaulio. Pasitraukti į kokią nuošalią vietą, į tylią, ramią vietą. Tačiau kol turėsime šį fizinį kūną, kol esame gimę šiame išraiškų pasaulyje, visada bus įspūdžių mus pasiekiančių. To neįmanoma sustabdyti. Tai yra kūrinijos chaosas ir tai yra normalu. Tai yra sutartis, kurią pasirašome ateidami į šį fizinį pasaulį. Patirti įvairius jutimus, mintis ir tai, kas malonu ir tai, kas nemalonu, yra normalu. Vienintelis dalykas mums svarbus yra sąveika su tuo. Mes turime išmokti matyti skaidriai ir nesikabinti į nieką. Kontempliuoti tikrąjį save, tikrąją save. Iš tikrųjų, esybė neturi jokios lyties. Tai yra anapus bet kokio fizinio kūno. Tad pastebėkime savyje tai, kas yra nemaru. Sąmonės šviesa, kuri niekuomet nekinta. Ir dažnai nutinka, kad išgirstame tokius žodžius ir iš įvairių mokytojų. Ir išmokstame juos intelektualiai. Sugebame atkartoti visus šiuos ištartus konceptus. Tačiau neturime gyvos patirties. Tam iš tikrųjų nėra konkretaus recepto. Kai kurios dvasinės tradicijos sako, savęs pažinimas, savo Budos proto
atpažinimas, ar tuštumos atpažinimas, ar šventoji dvasia, kad ir kaip tai pavadintume, įvairių religijų sąvokomis. Įvyksta mokytojui tai perdavus. Tačiau ir tai nėra garantuota. Jėzus sako, tos valandos nežino nei sūnus, nei angelai, tik tėvas. Ką tu nori pasakyti, išvertus į intuityvę kalbą, kad vien tik visata žino, kada tai įvyksta. Net Šri Ramana Maharshi, vienas didžiausių Advaitos mokytojų, paklaustas, kaip pažinti save, kaip realizuoti atmaną. Kaip įvyksta šis suvokimas, jis atsako, be malonės tai neįmanoma. Net ir tokio aukšto mokytojas pripažįsta, kad iš tikrųjų yra kai kas daugiau. Dievo malonė. Tiesiog tai, ko mes negalime paaiškinti. Ir tai nėra mechaninis procesas. Tai vyksta, kai esame nuoširdūs, atviri. Ir taip pat, kai sugebame pasiduoti, kol esame mes su stipriai ambicija išmokti, pažinti, suprasti, prikaupti vairių teorijų, kol mes manome, jog kažką žinome, tol mūsų dubuo nėra atviras priimti. Dėl to dažnai dvasinis nubudimas įvyksta didelių išbandymų metu, didelių sunkumų metu, kuomet mes nebegalime ir sudūžtame, kuomet mes iš tiesų savyje pasakom, viskas, aš pats iš savęs, pati iš savęs negaliu nieko, atiduodu viską į visatos rankas, į Dievo rankas. Man kartus šis gyvenimas pilnas skausmo. Aš sudužau. Tuomet mes turime atvirumą maloniai. Tad siekime šios patirties su nuoširdumu, su paprastumu. Ir nes tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai yra pats svarbiausias dalykas ir asmeniniam gyvenime, nes tai suteikia visokeriopą išmanymą, įžvalgą, bet tai yra kur kas daugiau nei tai. Tik tai ištrūkę iš ego proto narvelio suprantame tik tada, kokia iš tikrųjų yra laisvė, Dievo artumas. Ir tik tada suvokiame, kokia yra nelaisvė ir vergovė tūnoti prote ir tame, ką išmokome teoriškai. Klaidžioti iš būsenos į būseną, nuolatos siekti ir vengti ir mąstyti ir norėti pasiekti kitą būseną. Tai yra didelė kančia šitaip mąstyti. Turime atrasti šią nepaprastą laisvę savyje, kuris slypi esybės skaidroje. Tik tai, kai sugebame laikyti savo vidinį žvilgsnį nukreiptą į esybės erdvę,
ir nesitapatinti su jokia išraiška, kuri pasiekia mus, kuri atsiranda ant mūsų sąmonės ekrano. Tik tuomet mes patiriame tikrą laisvę ir tikrą ramybę. Ir ši patirtis vis gilėja ir gilėja. Ir tai vadiname integracija. Apkabinti visas gyvenimo išraiškas, nesąlygiškai, besąlygiškai. Nes pati esybė yra Dievo meilė. Dievas yra meilė. Besąlyginė meilė. Apkabinanti visą tai, kas gera, visą tai, kas bloga. Ir visas išraiškas vienodai. Reginti tuščią visą ko prigimtį. Patyrimu. Tad visų pirma turėtume siekti šio atpažinimo, kas esame anapus visos išraiškos. Atrasti nemarę būtį. Ir religija, kurios ieškome, yra anapus laiko. Sustokime keliom akimirkom ir pamastykime, kokia beribė yra šioji visata. Esame Dievo sapno viduje, beribėje platybėje, tarp daugybės pasaulių. Šios planetos gyvenimas yra viena akimirka, ši planeta yra mažiau negu dulkelė, beribėje platybėje. Net mūsų žmonijos istorijoje šios religinės formos tai yra sekundė, tai yra akimirka. Tačiau savęs pažinimas prisiliečia prie Dievo artumo, kuris visados buvo, yra ir bus. Jėzus sako, aš esu alfa ir omega. Pradžia ir pabaiga. Dar prieš šiai planetai gimstant, Dievas yra, kaip Jėzus sako, aš esu. Prieš šioms religijoms atsirandant ant žemės, aš esu. Ir žmonija negyvens čia amžinai. Ateis diena, kai ši planeta apsivalys. Tačiau Dievo gyvybė, realybė niekuomet nepraeis. Visoms būtybėms egzistuojančioms Dievo vandenyne yra viena tikrovė. Pažinkime tai. Pažinkime tai.